Ežių ribinių juostų palaukių braižymas. Ežios ribinės juostos palaukės deklaruojamos kodu KE. Jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 metro ir ne didesnis kaip 6 metrų. Plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 aro. Ir tos juostos turi būti įsiterpusios arba ribotis su ariamąja žeme. Jeigu yra dalyvaujama kraštovaizdžio elementų priežiūros veikloje, tai įsipareigojimai yra nenaudoti augalų apsaugos produktų, nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Nušienautą žolę galima palikti suguldytą vietoje, susmulkinti arba išvežti. Taip pat įsipareigojama neganyti ūkinių gyvūnų. Tai dabar pademonstruosiu, kaip įbraižyti juostą. Tai visų pirma turim pažymėti pagrindinį lauką, kuriame braižysime palaukę ežią. Spaudžiam mygtuką įrankių juostoj kraštovaizdžio elementai. Paspaudžiam pasirinkti kraštovaizdžio elementą. Iš klasifikatoriaus pasirenkam kodą KE, ežios ribinės juostos palaukės. Nurodom juostos plotį ir juostos tipą. Tai šiuo atveju aš braižysiu vidinę juostą pagal lauko ribos kraštinę. Ir spaudžiu tęsti. Nurodau atkarpą, kurioje susigeneruos kraštovaizdžio elementas. Ir pasirenku gerai. Dabar, kaip matot, susiformavo kraštovaizdžio elementas ežia palaukę. Ir jeigu dalyvaujama yra veikloje kraštovaizdžio elementų priežiūra, tai pažymimas yra 16 punktas, kraštovaizdžio elementų priežiūra, ir turi būti pasirinktas kompensacijos tipas. Jeigu tai yra šiais metais įkurtas naujas žolinis elementas, tai pasirenkam naujo žolinio elemento įkūrimas. Jeigu tai yra ne naujas žolinis elementas, o jau buvo kažkada tai įkurtas, tai tada pasirenkam esamo kraštovaizdžio elemento priežiūrą. Dalyvauti kraštovaizdžio elemento priežiūrai nėra būtina. Tai jeigu jūs tiesiog norite turėti ežią, palaukę ir nedalyvauti kraštovaizdžio elemento priežiūrai, tai tiesiog nežymit 16 punkto kraštovaizdžio elemento priežiūra. Ir spaudžiu mygtuką gerai. Mums susiformavo kraštovaizdžio elementas. Ežia palaukė.